Adventure Therapy arba nuotykių terapija. Šitas projektas iš tikrųjų yra labai daugiasluoksnis ir jis mane, paugdė, man leido patobulėti ne tik kaip mokytojai, bet ir kaip bendruomenės nariai, kaip asmenybei. Iš tikrųjų čia susijungia man labai pačiai svarbios dalis. Tai yra mūsų mąstymas, mūsų jausmai ir mūsų kūnas. Ir visa ta simbiozė, visas tas vienis atsispindėjo per veiklas, atsispindėjo, kaip aš galiu pati jaustis bendruomenėje ir ką aš galiu duoti bendruomeniai, ką aš galiu pasiimti iš bendruomenės ir kaip mes vienas kitą veikiam. Ir iš tikrųjų nėra nuostabesnio mokytojo negu mūsų supanti gamta, kurioje mes galim ne tik matyti įvairius vykstančius procesus ir mokytis iš jų, bet ir drauge būti gamtos dalimi, patirti tai, ką mes darėme iš tikrųjų šitas 4 dienas, bandėme pasitikrinti, kaip mes jaučiamės, ką mes mąstome, koks yra mūsų pasaulėvaizdis, pasaulėžiūra, pasidalinti tuo, ką mąstome, ką matome, išgirsti kitus ir bendrame veikime atrasti būdus, kaip būti bendruomenėje, kaip spręsti problemas ir kaip gamta, mūsų supanti aplinka, gali mums tai padėti padaryti. Nepaslaptis, kad mūsų švietimo sistema yra sukurta būti viduje. Ir iš tikrųjų aš pati vesdama pamokas nemažai laiko praleidžiu klasėje ir galiu stebėti, kaip maža erdvė, kuri pakankamai riboja ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Galėdama palyginti, kaip mokiniai jaučiasi gamtoje, žygyje, turėdami šiaip daugiau erdvės, jie daugiau patys irgi atsiveria. Tai šitame projekte patirti dalykai neabejotinai bus pritaikyti mano klasės bendruomenėje. Kiekvieną kartą planuodama pamokas ar veiklas, gal ekskursijas, netgi pagalvosiu, kaip galima gamtos patirtį integruoti į visą tai, ką ketinu daryti. Ir ne tik per vien paprastą buvimą gamtoje, bet ir paliečiant socialinį bei emocinį lygmenį. Kaip būdami gamtoje galime veikti vienas su kitu, kaip vienas galim kitam padėti, gal kaip tik spręsti konfliktus, ne tik padėti, ar ne, ir kas iš to gaunasi. Pati esu turėjęs ne vieną patirtį, kad būnant gamtoje vaikai iš tikrųjų labiau atsipalaiduoja ir pati galiu paliudyti kaip Inga, kad gamta ramina, padeda įsižeminti, susireguliuoti emocijas ir tada yra paprasčiau kalbėti apie tai, kas mums skauda, apie tai, kas mums sunku, atsiverti tampa paprasčiau. Tai net neabejotinai pasistengsiu kuo daugiau gamtos integruoti į ugdymo procesą, pasidalinsiu apie tai su savo kolegomis, net planuoju su kolegomis padaryti sesiją ir pakviesti juos pasitikrinti, kaip jie jaučiasi patys būdami ugdymo procese gamtoje. Tai labai ačiū šitam projektui, kad dar kartą leido patirti, kiek daug gamta, buvimas bendruomenėje, tam tikri pratimai galima sujungti, atverti, kaip bendruomenė, kaip patirinėti save kaip asmenybės, nueiti savo gylį, susitikti su savo gal net kartais vidiniu vaiku, kurį mes kartais pamirštame.